Apie Formulę 4 niekada prieš tai nesu pagalvojęs, bet kadangi pirma lietuvių komanda įsigijo Formulę 4, Juta Racing, tai labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad jie atstovaus Lietuvą Formulės 4 varžybose ateityje, nes Formulė 4 dabar tiesiog labai populiarėja ir labai džiaugiuosi už juos. Tai šių testų tikslas buvo atnešti kuo daugiau informacijos komandai ir kuo daugiau išmokti. Manau, kad tai pavyko visai neblogai padaryti. Per šias 2 dienas atradom labai daug greičio. Man pavyko netgi kelias sekundės pagreitėti ir keičiant automobilio nustatymus Jonas taip pat pagreitėjo, kadangi jis kartu važiavo. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko atnešti tos informacijos ir išbandyti šį labai greitą Formulės 4 bolidą. Pirmoji išvyka Juta Racing šiais metais, atsinaujinęs garažas, tiek tų GT3 automobiliai šiandien testavomės ir vakar, tiek naujas Formulė F4, kurį išbandė tiek jaunimas, tiek ir GT3 vairuotojai irgi jam labai knietėjo pabandyti ir išbandę buvo maloniai nustebinti ir prašė, gal galėsime kada vėl pakartoti. Šiek tiek skirtingi automobiliai, praktiškai per pus lengvesnis, 600 kg svoris kartu su lenktynininku, palyginimui su 1200 kg, kas yra GT3 automobilis. Tai posūkiuose yra šiek tiek greitesnis, bet turi mažiau galios ir ratų veikimo laikai yra gan panašus. Tad labai geras įrankis yra tiek jaunimui, tiek galbūt daug patirties neturintiems GT3 automobilių. Pirmas pabandymas ir pajautimas to greičio ir aerodinaminių savybių. Šio sezono metu galėsime suteikti tokias paslaugas, išbandyti šitą automobilį atnaujintojo Nemuno žiedo trasoje.